Tai good morning, šaikelė. Kiek klausimų sulaukiau. Dikeni, sako, Dikeni. Kodėl dingai, sako, kodėl nebekeli? Labai paprastas pasiaiškinimas. Labai mažai laiko, daug reikalų. Šiandien pas mumis tokia misija. Dabar kiek tų valandų? 6:30. Šiaip planavom 6:30, bet visada, žinot, vienas vėluoja. Tai bandysim tokią misiją veikti, kad lipam į aukščiausią Lietuvos anteną. Tai jaučiu, kad aukštesnės lygtais, kad Lietuvoje nebus. Pakeliui link antenų paieškų. Biški batai netinkami pas mane tokiai ekspedicijai. Vadu, įdėsia daviklis, man atrodo. Matai? Kur? O, čia, o tiesiai. Tik biškiu, tik palipi, o, toks blokelis stovi. Kodėl? A tu iš tos pusės lipi? Aš nežinau, kur teisinga. Čia bus. Iš kitos? Aha. Aš siauresnė pasirinksiu. Patogu? Ne. Kojas, žinai, susistatyti, nes žiūriu jo, aš čia turiu. Tai kaip tu čia atsisi? Štai kelionė čia baigsis man. Laikykis ant tų, bandyk lyst. Nieko visiškai nesimato. Ne, taip aukštai galiu sakyti, ne, va, balta siena. Yra nėra, žinai. Yra nėra bus. Ta pati žodėjau, mašina, įmonė. Nu ką, viskas. Paskutiniai laipteliai. Kaip čia įsijuda, žinok, viršui. Tai viskas? Aha. Na ką, viskas. Finišas. Galim vėl sumušti takais. Pas, kad yra žmonių, kurie tokie drąsūs Tai va. ir nebijo išlipti iš komforto. Komfortą žudo, žinokit. Komfortas, jo. Tai išlipkite iš tos zonos ir patirsit O įdomių dalykų. Siubuoja pačiam viršui. Deja, Tai ką, aš manau, čia bus paskutinis mūsų lipimas Lietuvoj. Nes aš manau, kad čia ne vienas, bet manau, kad aukščiausias, ką mes galim pasiekti Lietuvoj. Tai aišku, jeigu žinot kažką, jūs galite visados pasiūlyti, mes, manau, užlipsim. Čia vienas dalykas, o kitas dalykas, kad toliau, manau, daugiau bus moto kontento, bet čia eis į sezoną, į pavasarį labiau. Tai bus labai įdomus kontento, kaip sakoma, stay tuned. Pabūnam viršuje, lipsim žemyn.
Dar sakė, duos vaizdų biškį. Dainų. Dainų. Pagal šią dainą lipom į viršų. Kaip manai, kiek laiko lipom? Lipom, galiu pasakyti, parodyk laiką, nuleisk ją apačią. 18:40. 8:01. Tai aš buvau biškutį palipęs, tai buvo po 8. Tai maždaug galėsit laiką patys pasižiūrėti, kiek lipom. Tai gan ilgas lipimas buvo, labai ilgas, nemeluosiu. Bet ir labai neskubėjom, nežinom, kad neatvažiuos apsauga. Tai va. Sio, į apačią kelionę vėl. Sudie. Su Dievu. O! Toj. Pamest, baigiu rankas. Palauk, aš nusėmiau jau pirštinės. Oi, čia viskas, paskutinis laiptas. O kaip toliau? Opa. Sio. Čia va, užsilipki, va čia koją dėk. Tik nedėk ant to gaublio, nes jis labai slidus. Matos, kad senatvė jau. Kas tas yra? Aš nežinau, eina kažkoks kaip. Laidas man. Jaučiu kabeliuką. Nu, va, kad įsivaizduotumėt, ant kiek šalta buvo lipt. Jo. Tai va, jeigu dar žinot kažkokių tai antenų, galit pasakyti, bet naudokit kažką rimčiau biškį, nes baimės va. Tai va šukėlė. Tai ką, viskas, aš manau. Iki sekančio tada. Sekantis, gal kokio bunkeriuką aplankysim, aš nežinau. O šiaip tai žinokit, kad daugiau bus šitam kanale moto kontentas. Tai tikėkimės patiks. Iki sekančio.